Antroji mano pasakojimo apie italų mafiją dalis. Pirmame epizode aš jums papasakojau apie gilią mafijos senovę, apleistuose agrariniuose Italijos pietuose, apie jos atsiradimą Amerikos fabrikų getuose, įsigalėjimą per sausą įstatymą ir sėdėjimą pogrindyje per pasaulinių karų epochą. Šiandien tęsiu pasakojimą toliau apie Koza Nostra galios pikę 20-ojo amžiaus antroje pusėje ir jo saulėlydį 21-ajame. Pradėkim. Antrasis pasaulinis karas baigėsi. Jungtinės Amerikos valstijos ekstazija. Vakaruose jos nugalėjo nacistinę Vokietiją, rytuose pribaigė imperinė Japonija. Karas laimėtas, Europa guli griuvėsiuose, o Amerika yra ant pasaulio stogo. 15 metų planeta gyveno nepritekliuje. Didžioji depresija ir antras pasaulinis karas, visas riaumojančių 20-ųjų klestėjimas išgaravo kaip dūmas. Ir tada atėjo taika. Visas pasaulis buvo ištroškęs vartojimo. Ir visa ta atidėta paklausa sprogo kaip atominė bomba. Amerika buvo vienintelė, kurios gamybinė bazė nebuvo subombarduota į dulkes. Per karą jį aprūpino savo sąjungininkus nesibaigiančių prekių srautų, todėl po karo niekas negamino taip daug ir taip pigiai kaip amerikiečiai. Darbas fabrike pokario laikais buvo tas pats, kas dirbti vienaragyje dabar. Pačios geriausios sąlygos ir atlyginimai tokie, kad amerikietis fabriko darbininkas 50-aisiais turėjo namą, kaip minimum vieną automobilį ir dar galėjo išlaikyti nedirbančią namų šeimininkę žmoną su 2-3 vaikais. Žmonės kraustosi į priemiesčius, perka automobilius, televizorius, šaldytuvus ir svajoja apie bazes Mėnulyje jau 2000 metais. Gimsta vidurinioji klasė, prasideda kūdikių bumas, vadinamieji baby boomeriai. Ateina į pasaulį Amerika, maudosi piniguose. Ir kartu su Amerika į savąjį aukso amžių įžengė italų mafija. Sausas įstatymas seniai baigėsi. Gatvių karai su automatais ir skraidančiomis kulkomis Čikagos gatvėse tapo praeitimi. Baigėsi ir senosios old school Koza Nostra laikai, kada gaujų karai kildavo dėl vieno kreivo žvilgsnio ar ne vietoje numesto bajerio. Italų mafija Amerikoje nustojo būti banditų susivienijimu, jie tapo kriminalinė korporacija. Gangsteriai nusivilko krauju suteptus marškinius ir apsivilko brangius rankų darbo kostiumus. Tarp 50-ųjų ir 70-ųjų jie įsitvirtino taip stipriai, kad Amerikos establishmento dalimi netgi tapo. Daugiau niekada jokia kita kriminalinė grupuotė Jungtinėse Amerikos valstijose nepakils taip aukštai. Jie turėjo savo teisėjus, senatorius ir legendos kalba netgi savo prezidentus, bet svarbiausia, jie rado 3 naujus begalinius pinigų šaltinius – profesinės sąjungas, Las Vegasą ir heroiną. Iš eilės. Apie viską. Tau nereikia sėdėti baltuosiuose rūmuose, kad valdytum Ameriką. Tau užtenka valdyti žmonės, kurie ją stato. 1950-aisiais Amerika statėsi masiškai greitkeliai, dangoraižiai, uostai, gamyklos, tam reikėjo milijonų darbo rankų. Tas rankas gynė ir saugojo profesinės sąjungos. Šiandien mamos mažieji Miltonai Friedmanai pradeda šnypšti vien nuo minties apie profsąjungas, leftistai ir veltėdžiai, kapitalizmo naikintojai. Iš tikro, profsąjungos buvo ta priežastis, kodėl fabriko darbininkas galėjo išlaikyti namą, šeimą ir porą automobilių iš vienos savo algos. Kiekvieną kartą, kada pagerėdavo dirbančiųjų sąlygos, darbdaviai pradėdavo klykti, kad viskas. Kapitalizmas baigėsi. Visi dabar tingės, niekas nebenorės dirbti ir mes visi iš bado. Jie verkė, kai atsirado 6 dienų darbo savaitė, raudojo, kada atsirado 8 valandų darbo diena, bliovė, kai atsirado 5 dienų darbo savaitė ir rovėsi plaukus, kai atsirado pietų pertraukos, išeiginės ir apmokamos atostogos. Visos tos privilegijos ypatingai Jungtinėse Amerikos valstijose buvo iškovotas pačia tikra ta žodžio prasme
krauju. XIX amžiuje verslininkai į savo darbuotojus žiūrėjo kaip į gamybos priemonę. Tu turėjai iš jos išspausti visą vertę. O kada šita tavo gamybos priemonė pasikeis, tai tu tiesiog ją pakeisi nauja. Kokia darbuotojo gerovė? Apie ką mes šnekam? XIX amžiuje tai buvo taip pat priimama, kai būtų priimamos kalbos apie teisės skalbimo mašinoms ir indaplovėms dabar. Jeigu kažkas gamykloje pradėdavo kalbėti, kad nežinau, gal čia tik tai aš, bet neatrodo, kad labai sąžiningai yra pahalinti po 12 valandų į dieną be elementariausios darbų saugos ir su daug labai galimybių prarasti sveikatą ir gyvybę, nesulaukus 35. Jeigu kažkas tai prabildavo, tai gamyklos apsauga juos be ceremonijų subaladodavo ir išmesdavo lauk, tikrąja to žodžio prasme. Tiesiog kumščiais, kojom ir pagaliais subaladodavo. Jeigu kildavo streikas, gamyklų savininkai nusamdydavo ištisas armijas. Tai galėdavo būti vietiniai nusikaltėliai arba garsieji Pinkertonai, pirmosios privačios seklių agentūros smogikai kartais. Valstybė pati stodavo fabriko savininko pusėn ir atvesdavo kariuomenę kartu su policija, o tada prasidėdavo mūšiai. Kaip kare. Būdavo susigaudimai, sprogimai ir net artilerija kartais dalyvaudavo streikų išvaikyme. Vienoje pusėje stambus kapitalas, kitoje profesinės sąjungos. Gamyklose dirbdavo labai daug imigrantų iš Italijos tame tarpe. Ir kada tarp jų ir tarp administracijos kildavo beefas, jie prisitraukdavo savo giminaičius ir kaimynus iš Cosa Nostra ir po truputį mafija pradėjo skverbtis į profesinės sąjungas. Iš pradžių jie buvo apsaugos raumenys, bet po truputį jie tapo profsąjungų administracija. Todėl, kad fabrikų savininkai buvo pasirengę labiau klausyti gangsterio nei darbininkų. Pasibaigus karui tai tapo licenzija spausdinti pinigus. Amerikoje buvo ekonomikos bumas ir klaikiai reikėjo darbo rankų. Stambus kapitalas buvo pasirengęs eiti į bet kokius kompromisus su darbo jėga, tik kad jį eitų ir stovėtų prie konvejerių, nes gaminti reikėjo daug ir gaminti reikėjo greitai. Ir čia atėjo aukso laikai mafijai. Jūs esate fabriko savininkas, ką tik gavote didžiulę paskolą, kad atsinaujintumėte gamybos linijas, turite milžinišką užsakymą su labai skubiais terminais ir čia pas jūs ateina jūsų profesinės sąjungos vadas ir pradeda kalbėti, kaip apmaudu būtų, jei kiltų streikas. Tu negalėsi įvykdyti savo visų užsakymų, aptarnauti savo paskolos ir pradėsi lysti į skolas, bet yra išeitis. Išpučia tau dūmus į veidą profsąjungos banditas. Jeigu algos pakiltų 10%, streikų tikimybė būtų minimali ir jūs keliate algas, nes skaičiuojate ir suprantate, kad prastovos jums brangiau kainuos. Darbininkai gauna savo 5%, mafija pasilieka savo likusius 5%. Tai buvo pinigų darimas iš oro. Tai vyko ne tik gamyklose, statybose, logistikoje, spaudoje, pramogų versle, netgi pokario Amerika buvo profsąjungų rojus ir dauguma iš jų buvo infiltruotas Cosa Nostra. Tai buvo legalus reketas, mafija nenaudojo ginklų prieš korporacijas, jie naudojo streikus. Visas Niujorko uostas, per kurį ėjo didžioji dalis Amerikos importo, buvo mafijos gniaužtose, bet deimantas Cosa Nostra kriminalinėje karūnoje pats įspūdingiausias laimikis buvo Teamsters. Didžiausia Amerikos profsąjunga. Teamsters žodis reiškia maždaug varovas arba vadeliotojas. Team anglų kalboje reiškia ne tik komandą, bet ir kinkinį, as in arklių kinkinį. Ir Teamsteriai buvo profesinė sąjunga vienijusi pusę Amerikos sunkvežimių vairuotojų. Tai yra 100,000 furistų. Įdomus dalykas apie Jungtinės Amerikos valstijas. Tai yra greitkelių valstybė. Europa yra skersai išilgai išvagota geležinkeliu. Amerika prekes transportuoja sunkvežimiais pagrinde. Kiekviena prekė Amerikoje nuo geležies rūdos iki higieninių įklotų keliauja pas savo klientus fūromis. Jei tu kontroliuoji vairuotojus, tu gali sustabdyti visą šalies ekonomiką
per 24 valandas. Teamsteriams vadovavo Jimmy Hoffa. Hoffa nebuvo italų mafijozas, jis buvo airių vokiečių kilmės Amerikos profesinių sąjungų lyderis ir legenda, nepabijokim, bet jis suprato, kad be mafijos raumenų jis neišlaikys valdžios, o mafija suprato, kad be Hoffos jie negaus prieimo prie didžiausio prizo – Teamsterių pensijų fondo. Central States Pension Fund buvo milžiniškas katilas, į kurį 100,000 vairuotojų kas mėnesį mokėdavo įmokas ir kaupdavo senatvei. Ten gulėjo $100 milijonų ir mes kalbam apie 50s ir 70s dolerius, kada už $5 tu galėjai savaitę visai neblogai pragyventi. Ir Jimmy Hoffa atidavė šio fondo raktus Cosa Nostrai. Mafijos bosai naudojo darbininkų pensijas kaip savo asmeninį neapmokestinamą banką. Jie dangstasi po legaliais verslais, bet visi žinojo, kas jie tokie yra. Mafija buvo galinga, bet jį nepajėgė įbauginti bankų, kuriuos stipriai labai saugojo federalinė valdžia, iš kur jiems gauti legalių pinigų savo projektams iš Teamsters. Ir ką jie statė už tuos darbininkų pinigus? Miestą. Dykumoje. Nevados valstija niekada nebuvo ta vieta, kur tu važiuoji ieškoti sėkmės, tai buvo dykuma, literaliai. Tu ten neatsidurdavai savo norų arba aplinkybių prispaustas ar bėgdamas nuo savo praeities klaidų. Vasara plius kem, šešėlyje, jeigu tau tik jį pavyks rasti. Mohavės dykumoje, kuri užima beveik visą valstybės teritoriją, nėra nei augmenijos, nei kalnų, tik dulkės, išdegęs molis, kaktusai ir saulė, kuri muša tau kaip plyta į galvą. XIX amžiaus Amerikoje prasideda didžiulis judesys. Iš super tankiai apgyvendintos rytinės pakrantės milijonai žmonių kraustėsi į vakarus. Tai buvo vienas sparčiausių demografinių pokyčių istorijoje nuo didžiojo tautų kraustymosi laikų, 4. ir 7. mūsų eros amžiuose. Manifest Destiny. Nežinau net kaip tai išversti gerai, akivaizdus likimas ar kokia likimo manifestacija, maybe. Tai buvo galingas įsitikinimas, kad amerikiečiams patiems Dievo apvaizdos lemta apgyvendinti visą Šiaurės Amerikos žemyną, nešant ten demokratiją ir civilizaciją. Amerika šiandien yra gana tuščia valstybė. XIX amžiuje, kuo toliau į vakarus, tuo didesnę dykvietę tu randi. Valstybė buvo labai stipriai suinteresuota, kad visur gyventų žmonės. Tuščia žemė galėjo būti lengvai užkariauta. Susimes kokia Indienų konfederacija arba ateis kokie ispanai, prancūzai ar britai, kurie visi turėjo savo kolonijas aplink. Užims tavo teritorijas ir rūkyk, jaunuoli. Dėl to Amerikos valdžia buvo maks motyvuota stumti savo gyventojus keltis į vakarus. Vyriausybė aktyviai skatino migraciją. 1862 metais priimtas Homestead Act, naujakurių įstatymas. Jisai leido bet kuriam Amerikos piliečiui už simbolinį mokestį gauti maždaug 65 hektarus vakarinėse valstijose. Ir tai buvo geras vertės pasiūlymas. Rytinėje JAV pakrantėje gyventojų skaičius augo milžinišku greičiu, ten darėsi ankšta, žemė brango, todėl žmonės ieškojo naujos gyvenimo erdvės, o dar XIX amžiaus viduryje prasidėjo aukso karštinė Kalifornijoje ir visi plūstelėjo į vakarus. Gigantiški karavanai žmonių, traukiniais, laivais, vežimais ir pėsčiomis pajudėjo į vakarus. Westward, expansion, ekspansija į vakarus. Tokį pavadinimą tai vėliau gaus. Nevados dykuma buvo prieš paskutinę stotelę prieš Kaliforniją. Nevada buvo laukinė teritorija ir žodis laukinė čia nėra romantika. Tai reiškia, kad ten nebuvo jokio įstatymo išskyrus tą, kuris kabėjo ant tavo šlaunies. Gigantiški žmonių karavanai judėjo per tą saulės nukankintą žemę. Vienoje vietoje žmonės pastebėjo netikėtai gyvą žemės plotelį, toje bekraštėje dykumoje. Ten buvo gruntinis vanduo, kuris lėtai skverbdavosi į paviršių. Tose vietose atsirasdavo mažos žalios oazės, kurias vietiniai ispanakalbiai vadindavo tiesiog pievomis. Las Vegas.
ispaniškai. Iš pradžių tai buvo tiesiog trumpas sustojimas pakeliui į Kaliforniją. Tai buvo net ne miestas, tai buvo ranča. Tiesiog didžiulis žemės aptvaras, kuris priklausė vienam ūkininkui, kur sustodavo pavargę keliautojai. 1905 metais čia atkeliauja geležinkelis. Garvežiams reikia garo, garui reikia vandens. Las Vegasas juos turėjo, todėl ten atsirado traukinių stotis. Geležinkelio kompanija išpirko tas žemės, padalijo jas į tvarkingus kvadratus ir surengė aukcioną. Žmonės pirko sklypus dulkėtoje dykumoje tikėdamėsi, kad aplinkui stoti užaugs miestas. Ir jis pradėjo augti, bet ne tai, ką jūs pagalvotumėte įsivaizduodami Las Vegasą. Tai buvo geležinkeliečių, šachtininkų ir kaubojų skylė, purvinas prakaituotas palapinių ir lūšnų miestelis. Nevada buvo pati skurdžiausia ir mažiausiai apgyvendinta valstija visoje šalyje, bet 1931 metais nutrinka 3 dalykai, kurie viską dramatiškai pakeičia. Visų pirma, skyrybų įstatymas. Tais laikais Amerikoje išsiskirti buvo idiotiškai sunku. Religija, tradicijos ir griežti valstijų įstatymai laikė žmonės susituokusius net tada, kai abudu sutuoktiniai norėdavo skirtis. XIX amžiuje išsiskirti Amerikoje buvo tas pats, kas atšaukti gymio membershipą šiais laikais. Yra lengviau turbūt pabėgti iš Šiaurės Korėjos, negu atšaukti sporto abonementą. Ir Nevada staiga apverčia stalą. Užteko pagyventi valstijoje 6 savaitės ir tu galėjai gauti leidimą skyryboms be klausimų. Ir staiga į Nevadą pradėjo plūsti nelaimingos, bet pinigų turinčios poros, kurios čilino ir pramogavo, kol sueis to 6 savaitės, kad galėtų teisėtai išsiskirti. Tada Nevada legalizuoja laimus. Tuo metu, kai beveik visoje Amerikoje jie buvo labai uždrausti ir galiausiai Hooverio užtvanka maždaug 50 km nuo Las Vegaso. 1931 metais prasideda vienas didžiausių statybų projektų ne šiaip Vegaso, Nevados, žmonijos istorijoje. Amerikos plėtra į vakarus pasiteisino, Kalifornijos miestai išsiplėtė ir jiems katastrofiškai reikėjo elektros. Inžinieriai užtvenkė Kolorado upę ir pastatė galingą užtvanką Hooverio hidroelektrinę. Į Las Vegaso apylinkės atvyksta 10 000 jaunų vyrų. Dienomis jie statė užtvanką, naktimis jie ieškodavo pramogų. Užtvankos darbininkai transformavo Vegaso ekonomiką. Atsidarė barai, viešnamiai ir lošimo namai. Pinigai pradėjo tekėti didžiulę sraunę upę ir tada Las Vegase pradėjo lankytis nauja publika. Tai nebebuvo darbininkai batais. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, netoliese buvo atidaryta aviacijos bazė, apmokanti oro pajėgų karius ir karo pilotus. 19-mečių, kuriems galbūt liko gyventi vos keli mėnesiai, vyko į Las Vegasą paskutinės šventės. Vegasas tapo pasilinksminimų meka kareiviams. Miestas augo, bet jam katastrofiškai trūko vizijos. Nebuvo prašmatnumo, kad paverstų jį ne tik vietinių darbininkų ar kareivių landynę, bet pasaulinės klasės kurortų. Jam reikėjo pinigų, kurių vietiniai verslininkai neturėjo, ir jam reikėjo drąsos statyti pilis dykumoje. Enter Cosa Nostra. Mafija visada kontroliavo nelegalius lošimus. Tai generavo gerus pinigus, bet turėjo vieną problemą. Policija nuolat uždarinėdavo nelegalius kazino, o pinigus reikėdavo slėpti nuo valdžios. Bet kas jeigu tu galėtum atidaryti kazino, kuris yra visiškai legalus? Kas jeigu tu pastatytum gigantišką traukos centrą, į kurį važiuotų visa Amerika, neštų tau savo pinigus, o policija ne tik, kad netrukdytų tau dirbti, ji būtų beprotiškai dėkinga už miestui sumokėtus mokesčius, už kuriuos ir išlaikoma ta visa policija. 1946 metais Benjaminas Bugsy Siegel, žydų gangsteris iš New Yorko, kuris vienas pirmųjų pamatė Las Vegaso potencialą, pastatė legendinį Flamingo viešbutį. Tai buvo prašmatniausias pramogų kompleksas į rytus nuo Los Andželo, viešbučio numeriai skęstantys prabangoje, aukščiausios klasės restoranas, koncertų, pokelių salės ir žinoma, Bugsy Siegelis turėjo gilių ryšių su Hollywoodu. Jis kvietė kino žvaigždes ir kitas garsenybės į savo viešbutį,
Paskui jas šniūrais patraukė turtingieji žaidėjai, bet Flamingo nebuvo sėkmė. Bugsy Siegel era truko tik 6 mėnesius maždaug. Jis gerai mokėjo daryti šou, bet buvo žiauriai prastas verslininkas. Flamingo pradėjo lysti į skolas ir vieną vakarą kažkas paleido 9 kulkas į Bugsy Siegel, kol jisai sėdėjo ant savo sofos savo namuose. Flamingo buvo nesėkmė, bet gangsteriai pastebėjo, kad idėja buvo gera. Šlubavo tik jos įgyvendinimas. 50-aisiais prasidėjo tikrasis Vegaso bumas. Mafijos bosai iš Čikagos, New Yorko, Kansas Cityo ir Clevelando pradėjo siurbti pinigus iš Teamsterių pensijų fondo. Jie naudojo legalius verslininkus, vadinamuosius frontmenus, statyti prabangius kazino. Sands Desert Inn, Stardust Riviera popieriuje šie kazino priklausė investuotojams, bankams ar holdingo kompanijoms, realybėje viską kontroliavo Cosa Nostra. Las Vegasas buvo tobulas pinigų plovimo aparatas, kazino verslas paremtas grynaisiais pinigais, žmonės keičia kešą į žetonus, išlošia, palošia, pramogauja, skolinasi, vėl keičia. Tai yra gigantiška srauni upė iš grynų pinigų, iš kurios visada galima pasemti. Mafija tai vadino the skim, nugriebimas kaip pieno. Kiekvieną naktį prieš tai, kai oficialiai suskaičiuoja dienos pelną ir užsirašo jį į mokestinės knygas, į grynų pinigų skaičiavimo kambarį nusileisdavo mafijos žmogus. Kambaryje dirbdavo tik savi, prieš įjungiant kameras ir prieš prasidedant oficialiai apskaitai. Jie čia tiesiog čiupdavo glėbį grynų pinigų, paprasčiausiai paimdavo juos, susidėdavo į sportinius krepšius ir išeidavo pro paradinės duris. Šitie pinigai oficialiai niekur niekada neegzistavo, jokių mokesčių, jokių pėdsakų, tik vienas pelnas. Vegasas padarė mafiją ne šiaip turtingą, jis padarė juos galingesnius už daugelį legalių tarptautinių korporacijų. Dykuma tapo mafijos Disneylandu, kur nebuvo jokių ribų, o pinigai krito iš dangaus. Profsąjungos ir kazino atnešė stabilų, nesibaigiantį srautą pinigų. Bet 50-ųjų pabaigoje pasaulyje pradėjo formuotis nauja rinka. Rinka, kurios pelno maržos pažeidė visus sveiko proto dėsnius. Narkotikai, o konkrečiai janas. Iki to laiko senieji mafijos bosai turėjo nerašytą taisyklę nesiliesti prie narkotikų. Lošimai, prostitucija, reketas, visuomenė tai dar toleruoja. Narkotikai buvo užribis ir traukė labai didelį federalų dėmesį. Už reketą tu gali gauti 2 metus kalėjimą, už heroino platinimą tu sėsi 30 metų. Bet taisyklės keičiasi, kai ant stalo atsiranda $1 milijardas. Jaunoji gangsterių karta, remiama tokių bosų kaip Carlo Gambino ir Vito Genovese, pamatė didžiulį potencialą. Jie turėdavo reikalų su juodaodžių gaujomis, kurios tokio tabų narkotikų prekybai neturėjo. Italai matė, kokius kosminius pinigus, kaip jie pasakytų, tie baklažanai uždirbdavo. Jie pamatė, koks didžiulis rinkos poreikis yra Amerikoje ir patyliukais Cosa Nostra atėjo į biznį. Ir jie sukūrė tarptautinę logistikos grandinę, kuri įėjo į istoriją kaip The French Connection, prancūziškas ryšys. Yra ir klasikinis filmas, tokio pačio pavadinimo, maksimaliai rekomenduoju, kvintesencinis 70s to viso graimo ir purvo vibe kinda filmas. Turkijos plantacijose buvo auginamos aguonos pramoniniais kiekiais. Nuo jų ūkininkai surinkdavo opiumo pastą. Tada ši pasta buvo slapta gabenama per Viduržemio jūrą į Prancūziją, į Marselio uostą. Marselis buvo Korsikos mafijos tvirtovė. Korsikiečiai turėjo geriausius pogrindinius chemikus pasaulyje. Jų laboratorijose nešvarus opiumas buvo išgryninamos iki aukščiausios prabos heroino. Per ryšius su Italijos nusikalstamu pasauliu Amerikos Cosa Nostra išėjo į korsikiečius Marselyje. Italų mafija New York'e kontroliavo dokus ir uostus. Kroviniai su heroinu per juos keliaudavo, gangsteriai pasirūpindavo, kad niekas tų laivų pernelyg stipriai netikrintų ir pasiekęs New Yorką,
Nas būdavo skiedžiamas laktozė arba cukrumi. Kad jo kiekis išaugtų 3-4 kartus, italai niekada patys nestovėjo už gatvės kampo ir nepardavinėdavo dozių. Visas platinimas vykdavo per juodaodžių ir ispanakalbių gaujas. Mafija buvo jų didmenininkai. Jie atveždavo kilogramus, paimdavo lagaminus grinųjų ir atsitraukdavo, palikdami gatvių karus smulkiems prekeiviams. French Connection buvo pirmas globalus narkotikų kartelis. Netgi dabartiniai Meksikos karteliai yra pastatyti pagal šitą patį italų modelį. Gamyba, distribucija, pardavimai, viskas veikia pagal pusės amžiaus senumo mechanizmą, kurį sugalvoja New Yorko gangsteriai. 70-aisiais per French Connection kanalą ėjo daugiau nei 80% viso Amerikos heroino. Pinigai buvo tokie absurdiškai dideli, kad mafijozai Niujorke, kaip Skrudžas Makdakas, maudėsi juose, gatvės skendo kraujyje ir priklausomybėse, o Koza Nostra statėsi vilas, šalia kurių mūsų 90-ųjų banditų kolūkinio baroko pilys atrodytų kaip malkinės. 1950-70 metai buvo italų mafijos Amerikoje zenitas. Jie buvo nepaprastai galingi, tokie galingi, kad ilgą laiką ilgametis viso kriminalo siaubas FTB direktorius J. Edgaras Hooveris netgi neigė, jog mafija iš viso egzistuoja. Vieni sako, kad mafija turėjo kompromatą apie jo asmeninį gyvenimą, nes Hooveris buvo galimai LGBT. Kiti sako, kad jis tiesiog negalėjo pripažinti, kad jo agentūra nesusitvarko su Koza Nostra. Amerikos mafija buvo visur – versle, politikoje ir teisėsaugoje. Jie valdė gigantiškas korporacijas, jų žmonės sėdėjo atsakingose valstybiniuose postuose ir jų buvo pilna pramogų versle. Koza Nostra buvo neįtikėtinai įtakinga Amerikos kultūroje. Jie finansavo filmus ir muzikos albumus. Franko Sinatros karjera prasidėjo nuo dainavimo mafijos naktiniuose klubuose. Elvis Preslis turėjo ryšių su jais. Mafija buvo labai įdomus kultūros katalizatorius. Jų nedomino visuomenės taisyklės ir normos. Gangsteriai gyveno pagal savo įstatymus ir jiems nerūpėjo, kad atlikėjas priklauso kokiai nors atstumtųjų kastai, juodaodžiams žydams, italams, lotynų amerikiečiams ir rytų europiečiams, kurių baltoji Amerika nenorėjo nei matyti, nei girdėti. Koza Nostra buvo pragmatiški verslininkai. Jeigu tu patinki žmonėms ir jie perka tavo bilietus, ateik čia pas mus koncertuoti. Džiazas yra kilęs iš Amerikos pietų, bet vystėsi rytinėje pakrantėje būtent. Miles Davis, Louis Armstrongas, Johnas Coltrane'as, Duke'as Ellingtonas visi pradėjo nuo New Yorko klubų, kurie priklausė italų mafijai, todėl kad kitur jų neįleisdavo pro duris, o gangsteriai niekada nepraleisdavo progos gerai užsidirbti pinigų. Pirmieji gėjų ir lesbiečių barai priklausydavo mafijai Amerikoje. Jie niekada nepraleisdavo gero šilto dolerio iš savo gobšų rankyčių ir jie mato, kad yra klientūra, gerai mokanti, labai suinteresuota nekelti jokių problemų ir svarbiausia, neturinti kur eiti. Iki pat 90-ųjų Amerikoje LGBT žmonės buvo laikomi iškrypėliais, jie buvo kriminalizuoti ir turėdavo slėptis pogrindyje. Mafija irgi buvo panašios nuomonės, jie nepalaikė LGBT, jie tikrai nebuvo baisiai tolerantiški, bet jie ėmė jų pinigus. Koza Nostra leido jiems rinktis tam tikrose savo baruose, kur galėdavo užtikrinti saugumą nuo visuomenės ir teisėsaugos. Ir tose baruose gimė moderni gėjų kultūra su savo atskiromis pasilinksminimo erdvėmis, drag shows ir kabaretais. Ten po truputį pradėjo koncertuoti pirmieji juodaodžiai didžėjai. Jie grodavo iš plokštelių, miksuodavo muziką, pagal kurią savo šou darydavo drag queens. Visi šokdavo ir linksmindavosi iki paryčių ir buvo taip gerai, kad net heteroseksualai pradėjo vaikščioti į tuos barus ir ten 70-aisiais gimė disko kultūra. Muzika, estetika, viskas atėjo iš tų mafijai priklausiusių gėjų barų. Bet heroinas buvo pradžios pabaiga italų mafijai. Gatvėse prasidėjo priklausomybė epidemija, valdžia nebegalėjo to ignoruoti. 1970 metais JAV kongresas priėmė RICO – Racketeer Influenced and Corrupt Organizations.
aktą, reketininkų ir korumpuotų organizacijų aktą. Tai buvo atominė opcija prieš organizuotą nusikalstamumą. Ryko leido teisti mafijos bosą vien už tai, kad jis priklauso nusikalstamai organizacijai, net jeigu jis pats nepaleido nei vieno ir nepalėtė nei vieno heroino paketo. Teisėsaugai reikėjo tik įrodyti, kad jis priklauso nusikalstamai grupuotei ir galima buvo skirti labai didelės bausmes. 71 metais prezidentas Richardas Nixonas pradeda War on Drugs, karo prieš narkotikus programą. Policijai buvo skirta žymiai daugiau pinigų, atsidarė papildomos agentūros ir bausmės už platinimą stambiais mastais pasidarė jau nebevaikiškos 30 ar 50 metų. Ir tai buvo vinis į mafijos karstą, kol bausmės buvo 3 ar 5 metai už reketą, mafijozai tylėjo, jie ramiai sėsdavo į kalėjimus, kuriuose gyvendavo kurortinėse sąlygose ir grįždavo atgal į laisvę, kur jų laukdavo tie patys pinigai ir didelė pagarba iš kitų gangsterių. Bet kai tu atsiduri akis į akį su 50 metų kalėjimo, be teisės į lygtinį paleidimą, kai supranti, kad tu mirsi zonoje, tavo žmona tave paliks, o tavo vaikai augs be tavęs ir tu būsi užmirštas bendražygių, tada senosios omerta panetkės ir visi tylėjimo įžadai staiga pasidaro nebe tokie svarbus ir gangsteriai pradėjo bendradarbiauti su teisėsauga. Jie pastatė Vegasą, jie kontroliavo profsąjungas, jie užtvindė Ameriką turkiškų jinų. Tai buvo imperija, sukurta ant kraujo, cinizmo ir genialios organizacinės struktūros, bet jiems tai nepadėjo. 80-ieji buvo paskutinis Amerikos mafijos dešimtmetis. Federalai po kruopelytę dėliojo jų schemas. Jų sugauti gangsteriai čiulbėdavo kaip kanarėlės ir jie išduodavo visus savo bendražygius. Vegasas buvo išvalytas nuo gangsterių, French Connection prekyba sustabdyta, o tada 80-aisiais į Ameriką pradeda skverbtis gaujos iš Lotynų Amerikos. Maždaug apie 70-uosius pasikeičia amerikiečių narkotikų vartojimo įpročiai. 2 dešimtmečiai iki tol buvo marihuanos ir heroino amžius. 70-ieji yra stimuliantų era. Prasideda kokaino laikai. 80-aisiais Amerika tampa didžiausia rinka. Kokainas yra ypatingas tuo, kad jis yra pririštas prie labai specifinės geografijos. Aguonos gali augti visur, bet kokos lapai auga tik tam tikrose Pietų Amerikos vietose ir tai buvo vietinių gaujų teritorija. Koza Nostra mėgino ten įsibrauti. Buvo laikai, kada mafija iš dalies valdė Kubą iki Fidelio Castro revoliucijos, bet Pietų Amerika yra ne Kuba. Ji yra didesnė ir ten gyvena gerokai pavojingesni nusikaltėliai. Todėl Lotynų Amerikos karteliai perėmė visą distribucija Jungtinėse Amerikos valstijose. Tie pinigai, kuriuos vartė Koza Nostra, staiga nublanko. Kokainas uždirbo visus pasaulio pinigus karteliams ir jie pasidarė gerokai didesni negu Koza Nostra. 90-ieji buvo eros pabaiga. Italų mafija Amerikoje stipriai kraujavo. Teisėsauga gaudė ir sodino vieną mafijos bosą po kitą. Lotynų Amerikos gaujos juos spaudė lauk iš gatvių. Tie, kurie nesikeitė su laikais, buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus. Tie, kas suprato, kad jų laikas pasibaigė, tyliai išėjo į šešėlius. Šitą dalį jūs galite praleisti. Tai galite padaryti pasinaudodami chapteriais arba skyriais, kad ir kaip tai vadinasi jūsų podcastų platformoje. Arba jeigu tokio dalyko pas jūs nėra, tai tiesiog eikite į aprašymus ir komentarus apačioje. Ten rasite skyrių laikus, skyrių pavadinimus ir galėsite šokinėti ten, kur jums šitą epizodą klausyti yra įdomu. Nes toliau jūs girdėsite pardavimus. Kontentas be pardavimų yra neįmanomas, bet man nepatinka tie nesąžiningi pardavinėjimai, kur aš pardavinėju nežinia ką iš nežinia ko, pasirašinėdamas kažkokias neaiškias sutartis. Galbūt kitų podcastų rėmuose taip, bet Armėno radijuje ne. Aš čia renkuosi pardavinėti jums tiesiogiai ir pardavinėti dalykus, už kuriuos aš galiu būti garantuotas, nes aš juos žinau dėl to, kad aš juos pats ir sukūriau. Egzistuoja 2 Armėno radijai. Vienas
įprastas, eilinis su reklama ir apribojimais ir yra antrasis Armėno radijas, į kurį galima papulti už pinigus, kuriame nieko panašaus nėra. Yra 3 Armėno radijo prenumeratos: Armėnas Plus, Armėnas Pro ir Armėnas Ultra. Kiekviena iš jų atrakina vis daugiau geresnio, įdomesnio ir unikalesnio Armėno radijo kontento. Armėnas Plus kainuoja vienintelį eurą į mėnesį ir už tai jums atsidaro priėjimas prie Armėno radijo epizodų be reklamos ir apribojimų. Tai reiškia, kad nebus šitų visų intarpų, nebus iškarpyti visi keiksmažodžiai, kontroversiški žodžiai, nebus jokių monetizacijų kaip YouTube. Tiesiog grynas, nefiltruotas N18 kontentas, vienintelis euras į mėnesį. Armėno radijo Patreone ir Contribui, nuorodas į kurias jūs rasite aprašymuose ir komentaruose apačioje. Ir dar yra Armėno radijo Spotify. Ten jūs rasite Armėnas Plus epizodus netgi ne už 1 eurą, o už 99 centus į mėnesį. Šitą sumą aš norėjau padaryti visose platformose, bet tik vienintelis Spotify man leido įvesti mažesnę sumą negu vienetą. Ir tiesiog nueinate į bendrą Spotify feedą, Armėno radijo, susirandate bet kurį Plus epizodą, paspaudžiate ant jo, jums iššoka pasiūlymas susimokėti 99 centus ir jūs klausotės ramiai Armėnas Plus epizodų be reklamos ir apribojimų tiesiai iš savo Spotify komforto ir patogumo. Armėnas Pro yra sekantis prenumeratos lygmuo. Jisai kainuoja 4,99 € į mėnesį ir čia jau yra žymiai rimčiau. Visų pirma, jums be kalbų atsirakina visi Armėnas Plus epizodai be reklamos ir apribojimų ir dar jūs gaunate priėjimą prie Armėnas Pro epizodo ir jie yra dar labiau ypatingesni. Visų pirma, tai yra kontentas, kuriame yra visada bonus turinio, visada yra dalykų, kuriuos aš iškarpau iš galutinio epizodo ir palieku tik tai Armėnas Pro klausytojams. Tai šį kartą buvo mano nei tai rantas, nei tai, nežinau, apžvalga, Martinas Scorsese's The Irishman, visi gangsterių filmų enjoyeriai turi turbūt labai skausmingą vietą šitam filmui, tai aš truputėlį išsiguodžiau apie tai, ką tenais mačiau ir pasidalinau savo samprotavimais ir jeigu jūs norite tai išgirsti, tai šiek tiek kaip tai skamba išgirsite po spraktelėjimo. Ir The Irishman, ir aš tik tai spėju, turėjo būti Martino Scorsese's Gulbės giesmė. Paskutinysis senosios mokyklos gangsterių filmas iš vieno iš ištiso šito žanro pradininkų, kuris tarsi turėjo palydėti visus gangsterių filmus į tą paskutinį saulėlydį. Ir dar tai yra ne tik tai bonus turinys, tai yra early access turinys. Visi Armėnas Pro epizodai išeina ištisą savaitę anksčiau, negu jie pasirodo įprastai internete. Ir pavyzdžiui, nors ir dabar jūs galite nueiti į aprašymus ir komentarus apačioje, susirasti nuorodos į Armėno radijo Patreoną ir Contribui, kur jūs galite atsirakinti Armėnas Pro prenumeratą ir išgirsti ateinančios savaitės epizodą šiandien. Dar yra Substackas. Ten yra sukrautas tik tai Armėnas Pro turinys, nes Substackas yra keistas, jis palaiko tik vieną prenumeratos lygmenį. Ir ten Armėnas Pro kontentas kainuoja ne 4,99 €, o 5 €, nes tiesiog Substackas neleido įvesti mažesnės sumos negu 5, bet ten yra maloni opcija, ten yra metinė prenumerata. Jeigu jūs norite vienu smūgiu susimokėti 49,99 ir 12 mėnesių į priekį Armėno radijo klausyti pro kontento jo nevaržomai metus už pigiau negu tiesiog mokant kas mėnesį, tai jums Substackas yra ir vieta, ir nuorodą į jį rasite, jūs atspėjote aprašymuose ir komentaruose apačioje. Armėnas Ultra, Armėno radijo prenumeratų Final Boss, 9,99 € į mėnesį. Jums už tai atsirakina viskas. Ir Armėnas Plus epizodai be reklamos ir apribojimų, ir Armėnas Pro epizodai be reklamos, apribojimų su bonus kontentu ir savaitę anksčiau.
Ir dar jūs gaunate prieimą prie Armėno slėptuvės, kur guli sudėti visi klasikiniai Armėno radijo epizodai, kurių niekur kitur daugiau nerasite internete. 9,99 € į mėnesį jums nuperka rojų. Tiesiog einate į aprašymus komentarus apačioje, ieškote Armėno radijo Patreono ir Contribui, prenumeruojat ir džiaugiatės. O ką daryti tiems, kas norėtų palaikyti savo mėgstamiausią podcastą, bet to negali padaryti savo pinigais, tai visada galite padėti man savo laiku. Pirmas dalykas, labai naudinga yra, jeigu jums tikrai nuoširdžiai patiko epizodas, kad jūs jį paklausytumėt nuo pradžios iki pabaigos. Antras momentas, jeigu jums atrodo, kad šitas epizodas nuoširdžiai kažkam patiktų, tai tiesiog paimkite ir nusiųskite jiems nuorodą ir paraginkit paklausyti. 2 paprasti būdai, labai didelis efektas. Prie to paties noriu dar paraginti, kad nueitumėte, jeigu galite, į blue-yellow.lt ir padėtumėte Ukrainai nugalėti. Galiausiai, jeigu dabar jaučiatės pasimetę ir nežinote, kur ieškoti Patreono, Contribui, blue-yellow, whatever, tai aš jums specialiai padariau linktree/armėnas, arba tiesiog einate į aprašymus ir komentarus apačioje, ieškote, kur parašyta visas Armėnas, čia spaudžiate nuorodas ir atsidursite ten, kur viskas jums aiškiai labai sudėta į vieną vietą. Ir visos prenumerato platformos, ir visos podcastų platformos, kur galima išgirsti Armėno radiją, ir visos socialinės medijos, viskas vienoje vietoje aiškiai, suprantamai, patogiai vartoti jums. Linktree/armėnas arba aprašymai ir komentarai apačioje. Va ir baigėsi reklama. Dėkoju visiems už dėmesį ir kantrybę. Didelis labai ačiū už jūsų palaikymą ir laikas jau grįžti atgal į epizodą. Antrasis pasaulinis karas paliko Italiją griuvėsiuose. Fašizmas žlugo, Musolinis pagabintas žemyn galva degalinėje, šalis nusiaubta, pramonė sugriauta, žmonės alkani. Bet tada atėjo taika. Ir kartu su taika atėjo amerikiečių pinigai. Maršalo planas užpylė vakarų Europą doleriais. Ir Italija pradėjo keistis tokiu greičiu, kokio pasaulis dar nematė. Šiaurės Italija, Milanas, Turinas, Genuja tapo pramonės gigantais. Jų fabrikai kepė Fiat automobilius, Vespa motorolerius, Bialetti virdulius ir Zanussi šaldytuvus. Italai persėdo nuo dviračių į mašinas, apsirengė Valentino kostiumais, pasipuošė Fendi akiniais ir prasidėjo Le Dolce Vita. Era saldaus gyvenimo, era Federico filmai, espreso kavinės ir nesibaigiantis optimizmas. Bet šiaurė yra šiaurė. Pietus buvo kitas pasaulis, Sicilija, Kalabrija, Kampanija. Ten pramonės nebuvo, ten buvo dirbama žemė, saulė ir skurdas. Ir ten buvo Cosa Nostra. Jeigu Amerikoje 50-aisiais ir 60-aisiais mafija krovėsi milijonus iš profsąjungų ir Las Vegaso, tai Italijoje savo gimtuosiuose namuose jie sugalvojo kitą planą. Jie nusprendė perstatyti Italiją. Sveiki atvykę į Palermo apiplėšimą Il Sacco di Palermo. Tai yra viena pačių ciniškiausių ir genialiausių aferų modernios Italijos istorijoje. 50-aisiais ir 60-aisiais Sicilijos sostinė Palermas augo, žmonės bėgo iš skurdžių kaimų į miestą ieškoti darbo, miestui reikėjo plėstis, reikėjo naujų namų, gatvių, infrastruktūros ir čia mafija užčiuopė rinkos nišą. Sicilijos bosai suprato paprastą matematiką, kam vogti citrinas ar reketuoti mėsininkus, jeigu tu gali kontroliuoti betoną. Betonas yra naujasis auksas, o kad tu galėtum lieti betoną, tau reikia leidimų. Kad gautum leidimus, tau reikia politikų. Palermo miesto tarybą perėmė 2 žmonės – Salvo Lima ir Vito Ciancimino. Oficialiai krikščionių demokratų partijos politikai, miesto merai ir statybų organizacijų ir asociacijų vadovai. Neoficialiai mafijos kišeniniai berniukai. Vito Ciancimino iš viso buvo kilęs iš to paties kaimo, kaip ir žiauriausi pusiau mitologiniai mafijos bosai Corleonės. Tai, ką jie padarė su Palermo, yra architektūrinis nusikaltimas. Palermas buvo vienas gražiausių Europos miestų, pilnas nuostabių XIX amžiaus Art Nouveau stiliaus vilų, sodų ir parkų. Mafija tai matė kaip tuščiai išvaistoma žemė. Naktimis tos istorinės vilos būdavo tiesiog susprogdintos.
Arba atvažiuodavo buldozeriai ir sulygindavo ją su žeme, atsibundi ryte, vilos nebėra, tik plytų krūva. Policija gūžčioja pečiais, o po 2 dienų Ciancimino išduoda leidimą toje vietoje statyti 10 aukštų betoninį daugiabutį. Visiškai baisu, pigų, be jokios infrastruktūros, be parkavimo aikštelių, be kanalizacijos, kartais net be normalaus vandentekio. 3 pensininkai per 4 metus gavo daugiau nei 4000 statybos leidimų Palermo mieste. Jie neturėjo nei vieno ekskavatoriaus, nei vieno darbininko ir nei vienos plytos. Tai buvo mafijos statytiniai. Jie gaudavo leidimus, o statybas vykdė mafijos valdomos įmonės. Palermo buvo užlietas pigiu betonu, mafija plovė pinigus, susirinko milijardus lyrų ir pavertė miestą į pilką džiunglių labirintą. Jie kontroliavo viską, nuo žemės pirkimo iki cemento maišymo, iki pat butų pardavimo. 50-aisiais ir 60-aisiais pasaulis buvo padalintas per pusę - rytai ir vakarai. SSRS ir JAV, Italija buvo ant paties fronto linijos. Tai buvo šalis turėjusi didžiausią komunistų partiją visoje vakarų Europoje. Trečdalis italų balsuodavo už komunistus. Amerikai ir CŽV vieno tos minties plaukai šiauštis pradėdavo, jeigu Italija taptų komunistinė, NATO pietinis flangas subirėtų, todėl buvo priimtas nerašytas sprendimas. Komunistai negali laimėti rinkimų niekada, jokiais būdais. Vienintelė jėga galinti juos sustabdyti buvo Krikščionių demokratų partija, Demokracija Kristiana. Jie valdė Italiją be pertraukos beveik pusę amžiaus. O pietų Italijoje, kur vyko aršiausia kova dėl balsų, krikščionys demokratai rado tobulą partnerį – Cosa Nostra. Mafija nekentė komunistų, nes komunizmas reiškia turto nacionalizavimą ir privačios nuosavybės, įskaitant ir jų mafijos biznio atėmimą. Jie jau susidūrė su autokratija ir labai gerai žino, kad to pakartoti tikrai nenori. Įvyko tylus politinis susitarimas, kad kriminalas pietuose rems krikščionis demokratus. Prieš kiekvienus rinkimus mafijos bosai sukviesdavo savo rajono gyventojus ir labai aiškiai, kartais mosuodami actual ginklai savo actual rankose, pasakydavo, už ką reikia balsuoti ateinančiose rinkimuose. Sicilija ir Kalabrija tapo krikščionių demokratų balsų fermomis. Milijonai balsų buvo garantuoti, už tai Romos politikai atsilygindavo. Jie užmerkdavo akis į Palermo statybas ir jie skirdavo valstybinius kontraktus mafijos įmonėms. Jie perkelė teisingus teisėjus į teisingus teismus, kad mafijozai išvengtų kalėjimo. Italijos valstybė faktiškai delegavo savo suverenitetą pietuose nusikaltėliams. Politinė viršūnė, tokie kaip Giulio Andreotti, kuris vėliau net kelis kartus tapo premjeru, puikiai žinojo, su kuo daro biznį. Visi viską žinojo, bet kol komunistai sėdėjo opozicijoje, mafija buvo laikoma būtinuoju blogiu. Jeigu jūs žiūrėjote Krikštatėvį, atsimenate tą legendinę sceną, kai Michaelas Corleone stovi bažnyčioje, krikštyja savo sūnėną, kunigas klausia, ar atsižadi šėtono. Michaelas sako, atsižadu. O tuo pat metu jo smogikai šaudo ir smagia visus jo konkurentus. Tai nėra Holivudo išmonė, tai absoliuti 100% Italijos realybė. Mafijozai buvo žvėriškai religingi. Garbės žmogus gali nupjauti tau galvą ir ištikrinti tavo kūną rūgštyje, bet sekmadienį jis sėdės pirmoje bažnyčios eilėje su savo šeima jų bunkeriuose, kur jie slapstydavosi nuo policijos, visada būdavo altorėliai, kryžiaus, Jėzaus paveikslai, Madonos statulėlės. Iniciacijos ritualo metu Sicilijoje deginamas šventojo paveikslėlis ir tai nebuvo vaidyba, jie tikrai tikėjo, kad Dievas yra jų pusėje. Dievas atleidžia, jeigu tu darai tai dėl šeimos ir dėl garbės. Nuo 50-ųjų iki pat 80-ųjų pabaigos katalikų bažnyčia dangstė mafiją. Oficialus Vatikano ir vietinių vyskupų požiūris buvo, mafija yra išpūstas žiniasklaidos mitas. Tokio dalyko seniausiai nebėra. Bažnyčia komunistus laikė bedieviais antikristais. Cosa Nostra taip pat jų nekentė. Mafija mušė komunistus profsąjungose ir gatvėse. Vadinasi, mafija darė Dievo darbą. Mano priešo priešas yra mano
mano draugas ir dar pinigai, kalnai pinigų. Mafijos bosai buvo dosniausi parapijų rėmėjai. Jie finansuodavo bažnyčių remontus, šventes, religinės procesijas. Kai kaimo gatvėmis neždavo šventosios mergelės Marijos statulą, procesija tyčia sustodavo prie vietinio mafijos dono namų, kad statula savotiškai nusilenktų bosui. Kunigai ir viskupai dalyvaudavo mafijozų vestuvėse, krikštynose ir laidotuvėse. 70-aisiais mafija įžengė į pačius Vatikano koridorius. Viskas sukosi aplink Vatikano banką, oficialiai vadinama Religijos reikalų institutu IOR. IOR buvo unikali finansinė institucija. Tai buvo bankas esantis suverenios valstybės Vatikano teritorijoje pačiame Romos centre. Jis nebuvo pavaldus jokiems Italijos įstatymams, jam negaliojo jokie tarptautiniai auditai, tai buvo tobulas offshore'as, juoda skylė, kur pinigai pranyksta ir atsiranda ten, kur reikia, o tobulas offshore'as yra tai, ko labiausiai reikia tobulam nusikaltėliui. Šitam bankui vadovavo arkivyskupas Paulius Marcinkus. Įveskit Dievo bankininkas į paiešką ir rasit mano pasakojimą apie jį. Amerikos lietuvis iš Cicero, Čikagos priemiesčio. Marcinkus buvo labai geras religinis administratorius, bet jis buvo šūdinas bankininkas. Jis toleravo labai daug rizikos. IOR pradėjo dirbti su dviem finansų genijais ir mafijos bankininkais Michele Sandona ir Roberto Calvi. Sandona plovė Sicilijos mafijos pinigus, kurie dabar jau ėjo ne tik iš statybų, bet ir prekybos. Cosa Nostra aktyviai dalyvavo Amerikos French Connection distribucijos schemoje, milijonai dolerių grįždavo atgal į Italiją ir juos reikdavo legalizuoti. Sandona ir Calvi per Vatikano banko sąskaitas pumpavo šituos kruvinus mafijos pinigus į lengvatinių mokesčių zonas Panamoje, Bahamose ir Šveicarijoje. Sistemoje dalyvavo bažnyčia, mafija ir tarptautiniai finansai ir dar fašistinės masonų organizacijos. Aš jums prisiekiu. Kai 70-ųjų pabaigoje ir 80-ųjų pradžioje šį piramidę griuvo, Sandona buvo nunuodytas kalėjime, o Roberto Calvi buvo rastas pakastas po juodųjų brolių Blackfriars tiltu Londone. Kišenėse jam buvo prikišta akmenų ir $1000 grynųjų. Klasikinė mafijos pasiusta kaip žinutė. Italija 70-aisiais buvo karo laukas, gatvėse vyko tikras kraujuotas ideologinis pilietinis karas. Iš vienos pusės kraštutiniai kairieji komunistų teroristai, tokie kaip Raudonosios brigados, Brigate Rose, jie grobė ir politikus, teisėjus ir verslininkus. Iš kitos pusės kraštutiniai dešinieji, neofašistų teroristai, jie sprogdino traukinių stotis, bankus ir aikštes. Ir per patį vidurį šito chaoso veikia Italijos slaptosios tarnybos, CŽV ir mafija. Istorikai tai vadina įtampos strategija. Idėja buvo paprasta. Valstybei ir elitui reikėjo sukurti tiek chaoso, tiek baimės ir tiek kraujo gatvėse, kad visuomenė pati maldautų griežtos rankos autoritarinių įstatymų ir niekada nebalsuotų už komunistus. Kur čia yra mafijos vaidmuo? Mafija veikia kaip neoficiali valstybė šešėlinė kariuomenė. Kai slaptosioms tarnyboms reikėdavo nešvaraus darbo, jos pačios netepė rankų. Jos samdė Cosa Nostra arba Neapolio komorą. Mafija parūpindavo sprogmenis dešiniesiems teroristams. Mafija suteikdavo logistiką arba atvirkščiai, kai Raudonosios brigados pagrobė Italijos buvusi premjerą Aldo Moro, kurį vėliau ir dėja. Valstybė paslapčia prašė mafijos boso pagalbos jį surasti, nes mafija kontroliavo teritorijas geriau nei bet kokia policija. Propagando due arba tiesiog P2 buvo masonų ložė, bet tai nebuvo šiaip baltų pagyvenusių žmonių klubas, kur nešioja prijuostės ir atlieka keistus ritualus su kardais. Propaganda due buvo kai kas daugiau. Jai vadovavo Licio Gelli, buvęs fašistas, turėjęs ryšių su visomis pasaulio žvalgybomis. Jaunystėje jis buvo užkietėjęs fašistas, kovojo Ispanijos pilietinėme kare, Francisco Franco pusėje. Antrojo pasaulinio karo metais jis buvo Benito Musolinio juodmarškinis, bet kai karas ėjo į pabaigą ir fašistai pradėjo pralaiminėti, Gelli padarė tai, ką daro geriausiai iš gyvenimo meistrai. Jis tapo dvigubu agentu. Jis pradėjo nutekinti informaciją komunistų partizanams ir amerikiečių CŽV. Mainais už tai, kai karas baigėsi, niekas jo nepakabino.
pakabino už kojų degalinėje, jis gavo neliečiamybę. Gėlė buvo vienas iš pagrindinių žmonių, koordinavusių vadinamasias žiurkių linijas, red lines. Tai buvo slapti maršrutai, kuriais po karo aukšto rango ir fašistai bėgo iš Europos į Pietų Ameriką. Katalikų bažnyčios ir Vatikano koridoriai su padirbtais pasais Gėlė siuntė karo nusikaltėlius į Argentiną, Braziliją ir Paragvajų. Ir jisai tai darė ne iš geros širdies. Jis rinko kompromatą, jis kūrė ryšius ir jis krovėsi nesuvokiamus turtus. Šitas žmogus suprato vieną esminę gyvenimo taisyklę, kurios nesuprato kiti paprasti gatvės gangsteriai. Gale nėra pinigai banko sąskaitoje, gale nėra automatas rankoje, gale yra informacija. Gale yra žinojimas, su kuo miega tavo šalies premjeras. Gale yra žinojimas, kur savo nešvarius milijonus slepia tavo generalinis prokuroras. Kad patektum į P2, tau neužteko būti tiesiog turtingam. Tu turėjai turėti realią galią. Tu turėjai valdyti kariuomenės divizijas, televizijos kanalus, bankus arba ministerijas. Ir kai tu įstodavai, tavo lojalumas Italijos valstybei, konstitucijai ar įstatymams nustodavo galioti, tavo vienintelis lojalumas buvo Licio Gėlė. P2 buvo šešėlinė Italijos vyriausybė valstybėje. 8-metyje ši ložė vienijo pačius galingiausius šalies žmonės sąrašuose, kuriuos vėliau rado policija. Buvo 3 ministrai, 44 parlamentarai, visi 3 Italijos slaptųjų tarnybų vadovai, 10 generolų, admirolų, policijos viršininkų, žiniasklaidos magnatai ir svarbiausia, aukščiausio lygio mafijos bosai ir jų bankininkai Michele Sindona ir Roberto Calvi taip pat. Dieną per televizorių premjeras kalba apie kovą su nusikalstamumu, o vakare uždarame slaptame kambaryje, sėdint prie vieno stalo kartu su slaptųjų tarnybų vadų, kariuomenės generolų, Vatikano bankininkų ir Sicilijos mafijos bosų derina dalykus. Jie dalinasi valstybės pinigus, jie sprendžia, kuriuos teismus nupirkti, kuriuos įstatymus blokuoti ir kokius teroristinius aktus finansuoti. Jeigu mafijai reikėdavo, kad kokia nors byla aukščiausiame teisme dingtų, jie neskambindavo advokatams, jie skambindavo broliams iš P2 ložės, kuriai priklausė tie patys teisėjai. Tai buvo mega korupcija, kokios nematė pasaulis. P2 nebuvo šiaip korupcinis kortelis. Tie žmonės turėjo ideologiją, jie turėjo manifestą. Piano di Rinascita Democratica, demokratinio atgimimo planas. Klaidinantis pavadinimas. Tai buvo instrukcija, kaip fašistiniu stiliumi užgrobti demokratinę valstybę be nei vieno šūvio. Planas numatė visišką žiniasklaidos kontrolę. Jie planavo ir iš dalies tai padarė supirkti didžiuosius Italijos laikraščius ir televizijas, ne tam, kad skleistų propagandą tiesiogiai, o tam, kad formuotų visuomenės nuomonę, kai reikia keltų paniką, kai reikia ramintų emocijas. Planas numatė profsąjungų sunaikinimą, teismų sistemos pajungimą politiniai valdžiai. Tai buvo vadovėlis, kaip sukurti autoritarinę valstybę po demokratijos kaukę. Kai Italijos gatvėse sprogėjo bombos, kai teroristai žuvo žmonės, kurie turėjo tuos teroristus gaudyti, patys sėdėjo P2 ložėje ir tuos dalykus organizavo. Skamba kaip kažkoks komiksų blogiečių sindikatas, bet aš jums prisiekiu, kad faktais kalbu. 1980 m. rugpjūčio 2 diena. Bolonijos traukinių stotis. Pets atostogų pikas. Stotis pilna žmonių, šeimų ir vaikų. Laukiamoje salėje sprogsta lagaminas su 23 kg trotilo ir heksogeno mišinio. 85 žmonės žuvo, virš 200 sužeista. Stoties pastatas tiesiog sugriuvo. Tai buvo vienas brutalesnių sprogimų Italijos istorijoje nuo Antrojo pasaulinio karo. Italijos slaptosios tarnybos pradeda iškart stabdyti tyrimą, jos pakišinėja netikrus įrodymus, jos bando suversti kaltę tarptautiniams teroristams, kairiesiems radikalams, bet kam, tik netikriesiems vykdytojams, todėl, kad specialiųjų tarnybų vadovas generolas Pietro Musomeci buvo P2 narys. Karinės žvalgybos vadas generolas Giuseppe Santovito buvo propaganda 2 narys. Jie dengė neofašistų grupuotės, kurios
ir padėjo tą bombą, nes ta bomba buvo dalis Gėlį plano sukurti Italijoje tokį terorą, kad visuomenė maldautų karinės diktatūros, bet Gėlį ambicijos nesibaigė Italijos sienomis. P2 buvo tarptautinis aštuonkojis. Gėlį žaidė su ištisomis valstybėmis. Jis turėjo Argentinos ir Paragvajaus pasus. Jis buvo asmeninis Argentinos diktatoriaus Juano Perono draugas. Kai Peronas po tremties grįžo į Argentiną, Gėlį stovėjo šalia jo lėktuvo trapo kaip garbės svečias. Argentinoje P2 ložė turėjo savo filialą. Jam priklausė Argentinos admirolas Emilio Masera, vienas iš karinės huntos, kuri valdė šalį ir žudė tūkstančius savo piliečių lyderių. Gėlį ir propaganda Due pardavinėjo ginklus Pietų Amerikos diktatoriams, jie plovė jų pinigus per Vatikano banką, jie netgi dalyvavo finansuojant Exocet raketų pirkimą Argentinai per Falklando karą su Didžiąja Britanija. P2 buvo tarsi nepriklausoma valstybė, turinti savo užsienio politiką, savo bankus ir savo jėgos struktūras. Dievo lygio nebaudžiamumas, bet kaip byloja rajono išmintis, godumas frajerį pražudė. Mafijos bankininkas Michele Sandona bankrutavo. Jo finansinė imperija griuvo, JAF ir Italijos teisėsauga pradėjo jį spausti. Sandona, nenorėdamas sėsti į kalėjimą, suvaidino savo paties pagrobimą. Jis pasislėpė Sicilijoje, prižiūrimas Cosa Nostra bosų ir bandė šantažuoti Italijos politikus, kad jie išgelbėtų jo bankus. Italijos teisėsauga, du jauni ir absoliučiai nepaperkami Milano magistratai, Gerardo Colombo ir Giuliano Turone, pradėjo kapstyti Sandonos bylos galus. Magistratai tai čia yra tokia specifinė Italijos valstybės tarnautojų rūšis, teisėjai ir prokurorai viename. Jie pastebėjo vieną pavardę, kuri vis iškildavo aplink Sandoną – Licio Gėlį. Magistratai išrašo orderį kratoms, tai buvo 81 metų kovo 17 diena. Policija įžengė į Gėlį vilą Vanda, pavadinimu Areko mieste ir jo valdoma tekstilės gamyklą. Gėlį namuose nebuvo, jis jau buvo informuotas savo sėbrų iš slaptųjų tarnybų ir pabėgęs, bet jis nespėjo išsivežti popierių. Gamyklos seife tarp senų dokumentų policija rado portfelį, o tame portfelyje gulėjo P2 ložės narių sąrašas. 962 pavardės. Kai Colombo ir Turone pamatė tą sąrašą, jiems tiesioginė to žodžio prasme pakirto kojas. Jie negalėjo patikėti savo akimis. Sąraše buvo 3 tuo metu pareigas einantis ministrai. Sąraše buvo visa Italijos karinė vadovybė, sąraše buvo visi slaptųjų tarnybų vadovai, aukščiausio lygio teisėjai, meras, prokurorai, televizijų savininkai, redaktoriai, verslo magnatai. Magistratai suprato, kad jie ką tik rado šešėlinės vyriausybės dokumentą. Jie neturėjo kam jo perduoti, nes beveik visi, kam jie pagal įstatymą turėjo raportuoti, buvo tame sąraše. Prokuratūros vadovas P2 narys, policijos generolas P2 narys. Galiausiai sąrašas nutekėjo į spaudą. Tai davė branduolinį efektą. Tai buvo itališki politiniai Epsteino failai. Italijos pramonė patyrė tokį šoką, kokio niekada nebuvo patyrusi. Žmonės suprato, kad visa demokratija, visi rinkimai, visa politinė kova buvo teatras. O tikrieji sprendimai buvo priimami Gėlį viloje geriant koktėlį. Kilo gigantiškas skandalas. Italijos premjero Arnaldo Forlani vyriausybė buvo priversta atsistatydinti. P2 buvo oficialiai uždrausta specialių įstatymų. Prasidėjo masiniai valymai kariuomenėje ir slaptose tarnybose. Parlamentinė komisija, kuriai vadovavo komunistė Tina Anselmi, viena iš nedaugelio politikų, kuri buvo nesusitepusi, atliko milžinišką tyrimą. Išvada buvo kategoriška. P2 buvo nusikalstama organizacija, siekusi nuversti Italijos Respublikos konstitucinę santvarką. Gėlį pabėgo į Šveicariją. Ten jis bandė išsiimti $10 milijonų iš slaptų banko sąskaitų. 82 metais šveicarai jį sulaikė ir uždarė į griežto režimo kalėjimą. Gėlį nebuvo paprastas kalinys. Po metų, 83-aisiais, jis tiesiog dingo iš savo kameros, išėjo kaip į parduotuvę. Jis papirko kalėjimo prižiūrėtoją, sėdo į automobilį, kirto sieną ir pabėgo į Pietų Ameriką.
Visiškas legenda. Galiausiai po 4 metų slapstymosi Gėlį pats pasidavė Šveicarijos teisėsaugai. Tikriausiai dėl to, kad jam prireikė širdies operacijos. Jis buvo išduotas Italijoje, jį teisė dešimtmečiais. Dėl Bolonijos skerdynių, dėl Vatikano banko machinacijų, dėl valstybės paslapčių išdavimo. Bet Italijos teisinė sistema yra lėta, o Gėlė advokatai buvo geriausi iš geriausių. Jis gavo kelis nuosprendžius, bet dėl savo senyvo amžiaus ir sveikatos problemų jis beveik nesėdėjo tikrame kalėjime. Jam buvo skirtas namų areštas ir jis praleido paskutinę savo gyvenimo dienas garsioje viloje Areko mieste. 1998 metais Italijos policija vėl atliko kratą jo viloje. Šį kartą jie kasinėjo kiemą ir tikrino sienas. Didžiuliuose vazonuose po gėlėmis jie rado paslėptus aukso luitus, 164 kg gryno aukso. Vieni sako, kad tai Kroatijos Ustašų kolaboranto auksas, kurį Gėlį padėjo išplauti po Antrojo pasaulinio karo. Kiti sako, kad tai atkatas už ginklų prekybą su Argentina. Gėlį visą laiką tylėjo ir tik mandagiai šypsojosi. Ličio Gėlį 2015 metais. Būdamas 96 metų, savo lovoje apsuptas prabangos. Jis niekada neatsiprašė, jis niekada neatgailavo. Jis savo paskutiniuose interviu atvirai tyčiojosi iš Italijos. Jis sakė, aš buvau lėlininkas, bet lėlės pačios norėjo, kad aš tampyčiau jas už virvučių. Visi manė, kad mafijos ir elito sąjunga sunaikinta, tačiau 2000-aisiais į Italijos valdžią atėjo vienas žmogus, žiniasklaidos magnatas, multimilijardierius. Jo vardas buvo Silvio Berlusconi. Žmogus, kuris medijas pavardė politiniu ginklu, kurio pavardė buvo rasta P2 ložės sąrašuose, nario numeris 1816. Beveik 10 metų jis išlaikė savo absoliučią valdžią Italijoje. Tai nebuvo pilnavertis neofašistinis užvaldymas, bet Berlusconi sėkmė buvo labai stipriai paremta Ličio Gėlį įdirbiu ir idėjomis. 70-iesiems einant į pabaigą situacija Sicilijoje pradėjo kaisti. Senieji bosai, kurie sėdėjo Palerme, gėrė šampaną ir maudėsi milijarduose iš statybų ir Vatikano offshore, prarado budrumą. Jie tapo paltarankiais, saloniniais gangsteriais. Jeigu Palermo bosai tokie kaip Stefano Bontade, pravardę princas, važinėjosi naujais Porsche automobiliais, nešiojo Patek Philippe laikrodžius, gėrė prancūzišką šampaną ir vakarojo su Italijos ministrais, tai vyrukai iš Korleonės atrodė kaip urviniai žmonės. Jų lyderiai Luciano Leggio, Salvatore Totorina ir Bernardo Provenzano, jie kvepėjo avimis ir sūrių, jie nešiojo pigius, ne pagal formą pasiūtus kostiumus, jie nekalbėjo itališkai, jie kalbėjo tik kaimietiškų kietų Sicilijos dialektų. Palermo aristokratai juos žiūrėjo su absoliučia panieka. Jie vadino juos il vidani, kaimiečiais. Jie galvojo, kad tie nevalyvi bernai iš kalnų yra tinkami tik atlikti juodą darbą. Kad jais galima manipuliuoti, numesti jiems trupinius nuo stalo ir jie bus patenkinti. Nebuvo protingas ėjimas neįvertinti tų žmonių. Totorina nebuvo nei verslininkas, nei diplomatas, jo pravardė buvo Le Belva, žvėris. Rina buvo žemo ūgio, vos 1,58 m apvalaus veido ir atrodė kaip koks nieko neišsiskiriantis dėdė iš kaimo, bet už to kaimietiško fasado slėpėsi tamsus klinikinis psichopatas ir genialus strategas. Palermo bosai prarado savo stuburą, pinigai padarė juos minkštus, jie nenorėjo kariauti, jie norėjo daryti verslą. O mafijos pasaulyje, jeigu tu nenori kariauti, tu jau esi miręs. Tik niekas tau to dar nepasakė. Rina ir jo dešinioji ranka Bernardo Provenzano, pravardę traktorius, nes kaip sakė vienas informatorius, jis tiesiog pervažiuodavo per žmonės ir palikdavo tik žymę po jų, pradėjo tyliai metodiškai ruoštis karui. 70-ųjų pabaigoje jie pradėjo verbuoti smogikus iš kitų mafijos šeimų. Jie neieškojo tų, kurie turi gerų ryšių, jie ieškojo tų, kurie neturi jokių skrupulų, atmaroskų, jaunų alkanų žudikų, kurie už galimybę pakilti organizaciją galėjo perpjauti gerklę savo pačiam broliui. Ir tada
1981 metų pavasarį korleoniečiai smogė Stefano Bontade, Palermo princas, savo 39-ojo gimtadienio vakarą, sėdi prie šviesoforo savo šarvuotajame automobilyje, prie jo privažiuoja motociklas, vyras išsitraukia Kalašnikovą ir suvarpo Bontadės veidą dar prieš užsidegant žaliai šviesai. Tai buvo antrojo mafijos karo pradžia. Visiškos skirtingos. Rina ir jo kariai nusprendė ne šiaip perimti valdžią iš Palermo senbuvių, jie nusprendė juos ištrinti iš egzistencijos. Per kelerius ateinančius metus Sicilijos gatvėse buvo nužudyti daugiau negu 1000 žmonių. Korleonės gangsteriai naudojo taktiką, kuri privertė net visko mačiusius Italijos policininkus žiaukčioti. Jeigu tu buvai Rinos priešas, jis nužudydavo tave. Tada jis nužudydavo tavo sūnus, tavo brolius, tavo dėdės, tavo pusbrolius, jis nužudydavo tavo tolimus giminaičius, tavo draugus. Ir galiausiai žmonės, iš kurių tu pirkdavai duoną ir mėsą. Jis išraudavo tavo visą genetinį medį su šaknimis, kad niekas niekada net nepagalvotų apie kerštą. Palermo paskendo kraujyje. Kiekvieną rytą policija rasdavo lavonus automobilių bagažinėse. Ir tai tik tie, kurios rasdavo. Korleoniečiai ištobulino Lupara Bianca, baltosios mirties techniką. Žmogus tiesiog dingsta. Jo kūnas yra įmetamas į statinę su stipriu šarmu. Yra mitas, by the way, kad rūgštis gerai tirpdo kūnus. Jeigu kažką nuvysit, geriau tirpdykit šarme kūnus. Su rūgštimi per ilgai viskas vyks. Prasidės kvapai, jums iškvies policija ir bus problemų. Naudokit šarmą jums tirpdyti, gerai? Aš juokauju, pareigūnė. Korleonės mafija tirpdė kūnus bačkose, nepasilikdavo nieko, tik dantys ir stambus kaulų fragmentai, kuriuos galima sudaužyti kuvaldomis ir tada išpilti viską į kanalizaciją. Nėra kūno, nėra nusikaltimo. Senoji Koza Nostra su visomis savo džentelmeniškomis taisyklėmis ir riterių kodais buvo sunaikinta. Totorino tapo kapo dei kapi, bosų. Senoji mafija žinojo, kad su valstybė kariauti negalima, ją reikia papirkti, infiltruoti, bet ne atvirai pulti. Rina šitos taisyklės nepaisė. Kai Italijos valstybė pamačiusi gatvėse Kalašnikovas bandė įsikišti, Rina atsakė ugnimi. Jis pradėjo žudyti ne tik kitus mafijozus, bet ir valstybės tarnautojus. Puikūs Kataveri Excelenti, taip juos vadino spauda. Rina nužudė Sicilijos komunistų partijos lyderį Pio della Torre, kuris siūlė konfiskuoti mafijos turtą. Jis žudė Italijos karabinierių generolą Karlo Alberto Dalla Chiesa, kuris buvo atsiųstas į Palermą kovoti su mafija. Generolą ir jauną žmoną tiesiog gatvėje iš automatų. Atrodė, kad Koza Nostra yra neįveikiama, bet taip neatrodė dviems jauniems teisėjams Giovanni Falcone ir Paolo Borsellino. Falcone suprato, kad neužtenka gaudyti pavienių žudikų. Jam reikėjo žmogaus iš vidaus, žmogaus, kuris atrakintų sistemą, ir jis tokį rado. Jo vardas buvo Tomaso Bruschetta. Bruschetta buvo senosios kartos Palermo bosas, 2 pasaulių bosas, operavęs ir Italijoje, ir Brazilijoje, ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Korleonės mafija jo sūnus, jo broliai, jo žentą ir kelis sūnėnus. Bruschetta suprato, kad Rina jį vis tiek pasieks, ir jis padarė tai, kas iki tol Sicilijos istorija atrodė neįmanoma. Jis sulaužė omertą. Bruschetta nebuvo tiesiog ožys gatvės prasme. Jis atsisėdo priešais teisėją Falcone ir pasakė: aš neišduodu Koza Nostra, tai Rina išdavė Koza Nostra, jis ją sunaikino. Aš jums papasakosiu viską. Ir jis papasakojo. Pirmą kartą istorijoje valstybė gavo pilną, detalę mafijos struktūros schemą, kaip veikia šeimos, kas yra kapo režimai, kaip veikia komisija, centrinis valdymo organas, kuris priima sprendimus dėl nusikaltimų. Falcone gavo raktus nuo imperijos. Pasinaudojęs Bruschettos ir kitų informatorių parodymais ir sekdamas pinigų srautus bankuose, Falcone suorganizavo tai, kas tapo žinoma kaip Maxi procesą, didžiausią teismą kriminalinėje istorijoje. Kad galėtų teisti šimtus mafijozų vienoje vietoje, Palerme buvo specialiai pastatytas teismo bunkeris, 8-kampis pastatas, galintis atlaikyti raketų smūgius su atskira elektros sistema ir tuneliais. 86 metais procesas prasidėjo. Teismo salėje buvo įrengti gigantiški plieniniai narvai, kuriuose sėdėjo virš 400 mafijozų. Tai atrodė kaip scena iš zoologijos sodo. Bosai ir
kai rėkė iš narvų, rūkė cigaretės, grasino teisėjams, netgi bandė susiūti savo burnas, vielą protestuodami. Bet Falcone buvo neįveikiamas. Bet Rina nepasidavė, jis laukė apeliacinio teismo, jis buvo tikras, kad jo politiniai ryšiai Romoje, ta pati padulošės infrastruktūra ir korumpuoti politikai galiausiai viską sutvarkys. Bylos nukeliaus pas teisingą teisėją aukščiausiame teisme, vadinama nuosprendžių žudimu, ir visi bus paleisti namo. Bet 1992 m. sausį įvyko stebuklas. Italijos aukščiausiasis teismas patvirtino visus Maxi proceso nuosprendžius. Bausmės tapo galutinės. Tai reiškia, kad šimtai bosų kalėjime. Romoje politikai išsigandę viešumo ir pasikeitusio politinio klimato, griuvo Berlyno siena, baigėsi šaltasis karas, baigėsi ir komunistų grėsmė, todėl mafija valstybei tapo nebereikalinga, nusuko nugaras Cosa Nostrai. Rina prarado protą, jis nusprendė, kad jei valstybė jį išdavė, jis privers valstybę atsiklaupti ant kelių per terorą. Jis išleido įsakymą sunaikinti Falcone ir Borsellino, bet jis norėjo tai padaryti taip, kad visas pasaulis matytų. 92 m. gegužės 23 d. Kapači greitkelis šalia Palermo. Giovanni Falcone su žmona ir asmens sargybiniais važiuoja iš oro uosto. Po greitkelių drenažo tunelyje korleoniečiai buvo padėję 400 kg sprogmenų. Kai Falcone automobilis privažiavo, mafijos smogikas Giovanni Brusca nuspaudė detonatoriaus mygtuką. Sprogimas buvo tokio galingumo, kad jis buvo užfiksuotas seismografu kaip nedidelis žemės drebėjimas. Asfalto luitai skriejo 100 metrų, Falcone, jo žmona ir 3 sargybiniai žuvo vietoje. Krateris greitkelyje atrodė kaip po meteorito. Praėjus vos 57 dienoms Liepos 19-ąją teisėjas Paolo Borsellino atvyko aplankyti savo motinos Palermo. Mafija ten buvo palikusi Fiat 126 prikrautą 100 kg trotilo. Sprogimas nuplėšė aplinkinių pastatų fasadus. Borsellino ir 5 jos sargybiniai buvo suskyti į gabalus. Rina galvojo, kad šitas teroras paralyžuos valstybę iš baimės. Jis klydo. Šios dvi žmogystės perpildė taurę. Italijos visuomenė sprogo. Palerme, kur anksčiau viešpatavo omerta, 10 000 žmonių išėjo į gatves, verkdami ir rėkdami iš pykčio. Iš balkonų žmonės kabino baltas paklodės, kaip pasipriešinimo mafijai simbolį. Žmonės atvirai spjaudė į politikus per laidotuvės, valstybė neturėjo kur trauktis. Į Siciliją buvo įvesta kariuomenė, 1000 kareivių patruliavo gatvėse. Bet svarbiausia, Italijos vyriausybė aktyvavo 41 bis kalėjimų režimą. Tai buvo specialus įstatymas, sukurtas specialiai mafijos bosams. Jokių pasimatymų su šeima, jokių televizorių, jokio bendravimo su kitais kaliniais. 23 valandos per parą vienutėje po žeme, kameros stebimos 24/7. Jie buvo visiškai atkirsti nuo išorinio pasaulio, kad negalėtų duoti jokių įsakymų. Psichologinis kankinimas paverstas valstybinė norma. Ir jis veikia tobulai. Informatoriai pradėjo plūsti šimtais, kad tik išvengtų šito pragaro. Galiausiai 93 metų sausį, po 23 metų slapstymosi, Toto Rina buvo suimtas Palermo gatvėje. Corleone žvėris atsidūrė narve, kuriame ir mirė po 4 amžiaus. Cosa Nostra dar bandė muistytis. 93 metais jie susitino bombas Florencijoje prie pat Ufficijų galerijos Romoje ir Milane, taikydamiesi į turistinės vietas ir civilinius objektus. Jie norėjo šantažuoti valstybę, kad atšauktų 41 bis, bet visiškai nepavažiavo, tai tik dar labiau įsiutino teisėsaugą. Kraujas nuo asfalto buvo nuplautas, automobilių nuolaužas išvežtos į sąvartynus, bunkeriuose izoliuoti nuo pasaulio po storų betono sluoksnių, sėdėjo seni palūžę vyrai. 90-ųjų vidurys atrodė kaip visiška teisėsaugos ir valstybės triumfo akimirka. Visuomenė lengviau atsikvėpė. Politikai kėlė taures ir sakė ugningas kalbas apie tai, kad drakonui pagaliau nukirsta galva. Atrodė, kad istorijos puslapis užverstas ir mafija liks tik Holivudo filmuose ir kriminalinių romanų puslapiuose. Organizuotas nusikalstamumas niekada nemiršta.
Jis tiesiog pakeičia odą. Kai teisėsauga išmoksta gaudyti vyrus su ginklais ir sprogmenimis, vyrai nustoja nešiotis ginklus ir sprogmenis. Nuo 1990 vidurio iki pačių dienų mafija tiek Italijoje, tiek Jungtinėse Amerikos valstijose patyrė didžiulę evoliuciją. Gaujos smulkėjo, decentralizavosi, niekas nebenorėjo būti matomas ir atpažįstamas, todėl mafijos daromi nusikaltimai tapo žymiai subtilesni ir gerokai mažiau matomi. 90-ųjų viduryje po visų šitų suėmimų ir valymų Italijos Cosa Nostra, tokia, kokią ją žinojo pasaulis, mirė. Sicilijoje po didžiųjų sprogdinimų ir areštų valdžią perėmė Bernardo Provenzano. Žmogus, kuris slapstėsi nuo policijos ilgiau nei 40 metus, jis buvo vienas iš tų senų kalniečių, bet skirtingai nei jo pirmtakai, jis turėjo smegenis, kurios veikia kaip superkompiuteris, jis pakeitė strategiją, jis įvedė imersionę, panirimo į dugną politiką. Jokių bombų, jokių politikų, jokių grobimų ir jokių viešų galios demonstracijų. Jeigu kažkas tau negrąžino skolos, tu jo negauni gatvėje. Tu atsinti žmogų, kuris su juo gražiai pasikalba. Jeigu tai nepadeda, tu izoliuoji jį ekonomiškai, bet kraujas tapo absoliučiu tabu. Grįžtama prie tylaus pinigų darimo. Provenzano savo imperiją valdė sėdėdamas apleistose fermose, valgydamas cikorijas ir naminį sūrį. Jokių mobilių telefonų, jokių kompiuterių. Viskas buvo daroma per picinį, mažus ranka rašytus ir lipne juostą užklijuotus popierėlius. Jie buvo šifruojami skaičiais ir raidėmis, o kurjeriai juos perduodavo iš rankų į rankas. Nėra technologijų, nėra kaip tavęs pasiklausyti. Heroino upės baigėsi, o gatvės reketas tapo per daug pavojingas. Todėl Cosa Nostra Italijoje perėjo į baltos apykaklės nusikaltimus. Jie vogė ES struktūrinius fondus. Mafija įkūrė šimtus fiktyvių žemės ūkio bendrovių. Jie deklaruodavo 1000 hektarų ganyklų ir laukų. Kartais ta žemė priklausė valstybei, kartais nieko apie tai nežinantiems žmonėms. Jie nieko neaugindavo, tik siurbdavo tiesioginės išmokas iš Briuselio. Milijonai eurų byrėjo į jų sąskaitas už neegzistuojančius kviečius ir nematomas avis. Parama kaimo turizmui, kaimo bendruomenėms, žaliai energetikai. Nebuvo fondo, prie kurio nebūtų prikišusi rankų mafija. Jeigu jūs pirkote itališką alyvuogių aliejų, yra tikimybė, kad jis atėjo iš Cosa Nostra rankų. Alyvmedis auga lėtai, derlius priklauso nuo oro sąlygų, nuo parazitų, nuo lietaus. Tam, kad išspaustum 1 litrą extra virgin alyvuogių aliejaus, tau reikia maždaug 5-7 kg tobulų rankomis skintų alyvuogių. Tu negali jų ilgai saugoti ir privalai sumalti per pirmas 24 valandas nuo skinimo. Tai reiškia, kad tikrojo itališko alyvuogių aliejaus savikaina yra didžiulė. Jis tiesiog negali būti pigus, bet italai kažkaip sugeba išspausti keletą kartų daugiau aliejaus, negu priaugina alyvuogių. Mafijos kontroliuojamos įmonės perka pigiausią, prašiausios kokybės alyvuogių aliejų statinėse iš Šiaurės Afrikos, Tuniso, Maroko arba iš Ispanijos ir Graikijos. Tas aliejus dažnai būna pradėjęs gesti, pilnas defektų, netinkamas žmonių vartojimui. Jis yra vadinamas lampante, lempų aliejus, nes senovėje jis tiko tik žibintams deginti. Tada jis vežamas į pogrindinės arba legalias, bet mafijos kontroliuojamas gamyklas Italijoje. Ten yra chemiškai rafinuojamas, iš jo pašalinamas kvapas ir skonis. Tada jis maišomas su pigiais sėklų aliejai, sojų, saulėgrąžų ar rapsų. Į tą cheminių atliekų kokteilį pridedama pramoninio chlorofilo, kad skystis taptų sodriai žalias, įdedama dirbtinių kvapiųjų medžiagų, kad atsirastų aromatas. Visą tai išpilstama į butelius, užklijuojama etiketė su Italijos vėliava ir tada šitas falsifikatas keliauja į viso pasaulio prekybos centrus. Butelio savikaina galbūt euras, parduodi už 15-20 mažiausiai. Marža tokia, tarsi tu pardavinėtum kokainą. Bet tu nelieti nei vienos nelegalios substancijos ir nerizikuoji sėsti į kalėjimą ilgiems metams. Jokios apgaulės, tik rankų miklumas. Kai 23 metais galiausiai buvo sučiptas paskutinis didysis Cosa Nostra bosas, jis nesislapstė kalnuose, jis gyveno patogiame bute, nešiojo prabangius rūbus, turėjo išmaniuosius telefonus ir reguliariai vaikščiojo į privačią kliniką gydytis vėžio, naudodamasis svetimą tapatybę.
Tai buvo naujoji mafija, nematomi kaimynai, investuojantis į prekybos centrus ir sveikatos apsaugą. Kol Sicilija kariavo su valstybė ir laižėsi žaizdas, kitame Italijos regione, pačiame Italijos bato pade, tyliai augo monstras – Ndrangheta. 90-aisiais niekas per daug nekreipė juos dėmesio, jie buvo laikomi atsilikusiais banditais, kurie grobė žmonės dėl išpirkos ir slepia juos miškuose. Bet Kalabrijos Ndrangheta stebėjo Sicilijos Cosa Nostra ir mokėsi iš jos klaidų. Ir jie turėjo konkurencinį pranašumą – kriminalinę giminystę. Jei Cosa Nostra buvo paremta kriminalinė priesaika, tai Ndrangheta yra paremta krauju. Gaujos vadinamos ndrinomis yra sudarytos tik iš šeimos narių – broliai, pusbroliai, dėdės, sūnėnai. Tai reiškia, kad informatorių pentyti skaičius ten yra artimas nuliui. Jeigu tu pradedi bendradarbiauti su teisėsauga, tu neliudiji prieš savo gaujos bosą, tu liudiji prieš savo biologinį tėvą, tu liudiji prieš brolį. Psichologiškai ir kultūriškai tai yra neperžengiama riba. Ir turėdami tokį nepajudinamą vidinį lojalumą, jie nuėjo į Pietų Ameriką. Kalabrijos gangsteriai su lagaminais grynųjų pinigų pasibeldė į Kolumbijos kartelių duris, sakydami, mes imame viską, ką turite, mokame grynais iš anksto ir mes garantuojame logistiką Europoje. Klientas, kuris moka daug avansų ir pats pasirūpina distribuciją ir atidaro vartus į Europą, rinką iš 500 milijonų žmonių. Kolumbiečiams tai buvo svajonių partneriai. Ndrangheta perėmė Gioia Tauro uostą Kalabrijoje, vieną didžiausių konteinerinių uostų Europoje. Per ten pradėjo plaukti 10 tonų kokaino. Šiandien Ndrangheta kontroliuoja apie pusę viso į Europą patenkančių Kolumbijos karališkų miltelių importo. Tai yra milijardai eurų per metus. Skaičiai tokie dideli, kad jie iškraipo ištisų valstybių BVP. Bet jie tų pinigų nelaikė Italijoje. Jie sukūrė globalias franšizes. Jų atstovai išvažiavo į Vokietiją, Kanadą, Australiją, atidarė ten restoranus, ledainės, logistikos įmonės ir per jas pradėjo plauti pinigus. Jie infiltravosi į Frankfurto ir Londono finansinės sistemas. Modernus Ndrangheta gangsteris šiandien nešioja Armani kostiumą, turi magistro laipsnį Londono ekonomikos mokykloje, kalba 3 kalbomis ir prekiauja kriptovaliutomis. Ginklai jiems nebereikalingi, jų ginklas yra sudėtingos finansinės schemos ir advokato armijos. Jie yra naujos kartos skaitmeniniai baltų rankų nusikaltėliai. Jeigu Sicilija tapo žemės ūkio ir nekilnojamo turto korporacija, o Kalabrija tarptautinė finansinė institucija, tai Neapolis išliko laukiniais vakarais. Kampanijos regiono mafija, Camorra, neturi jokios vertikalios struktūros, nėra jokių bosų, nėra jokios tarybos. Tai yra šimtai atskirų nepriklausomų klanų, kurie nuolat pjaunasi tarpusavyje dėl teritorijų. Po 90-ųjų heroino laikai praėjo, bet pinigų reikia čia ir dabar. Ir Camorra atrado naują veiklos nišą – ekomafija. Šiaurės Italijos ir visos Europos gamykloms reikėjo kažkur dėti toksinės atliekas, sunkieji metalai, cheminės atliekos, medicininis laužas. Legalus utilizavimas kainavo kosmosą. Camorra savo paslaugas siūlė už gerokai mažiau. Verslininkai užmerkė akis ir pasirašė sutartis. Gangsteriai tiesiog vežė tas toksinės atliekas į Pietų Italiją ir naktimis užkasinėjo jas žemės ūkio laukuose, pildavo rūgštį į ežerus, degindavo šiukšlių kalnus atvirame lauke. Tas regionas aplink Neapolį dabar vadinamas ugnies žeme, Terra dei Fuochi. Ten auginami pomidorai ir ganosi karvės, iš kurių pieno yra gaminamas mocarelos sūris, kurie po to parduodami visoje Europoje. O vietinių gyventojų, ypač vaikų, mirtingumas nuo vėžio išaugo siaubingais procentais. Jie tiesioginė to žodžio prasme nuodijo savo pačių vaikus dėl greito pelno. Jeigu jūs pabuvote ilgiau Italijoje, jūs turbūt žinote, kad ten yra vietos, kur galima nusipirkti padirbtas prabangos prekes – Gucci, Prada, Louis Vuitton, aukštos kokybės padirbiniai, kurie platinami per visą Europą. Visa tai tikėtina atėję iš Camorros fabrikų Neapolyje. Jie naudoja nelegalius migrantus, vergišką darbą ir generuoja milijonus iš mados falsifikatų. Camorra yra paskutinieji mohikanai, kurie dar tebegyvena pagal senas, žiaurias kriminalinės panetkės. Tuo tarpu kitoje Atlanto pusėje, Jungtinėse Amerikos valstijose, italų mafija išgyveno visišką apokalipsę. 80-aisiais Niujorke karaliavo John Gotti, tefloninis donas, Teflon Don, Gambino šeimos bosas. Jis buvo visiškai
viskas, kuo moderni mafija neturėtų būti. Jis mylėjo kameras, jis nešiojo $2,000 vertės kostiumus. Back in the day dideli pinigai. Jis po teismo posėdžio pozuodavo žurnalistams ir dalindavo autografus. Goti jautėsi nepažeidžiama kino žvaigždė, bet FTB ir Ryko įstatymai turėjo kitų planų. Teisėsauga spaudė Gambino mafijos šeimą ir Sammy the Bull Gravano, šiandien jis baisiai populiarus podcastų svečias pasidarė. John Gotti dešinioji ranka sėdo į liudytojo suolą ir sudarė sandorį su valdžia. Po Gravano prasidėjo grandininė reakcija. Omerta Amerikoje tapo anekdotu, vos tik sugauti ir stipriau prispausti prie sienos gangsteriai pradėjo kalbėti. Kadaise visagalės 5 New Yorko šeimos buvo viena po kitos eliminuotos. Bet italų mafija Amerikoje irgi niekur nepraniko. Jie tiesiog susitraukė, lokalizavosi ir pasidarė pragmatišką. Jie nebekontroliuoja nacionalinės politikos ir nebesišakoja prieš teisėsaugą. Jie tapo regionalizuotų, specifinių verslų, daugiausiai susitelkusių Niujorke, Naujajame Džersyje ir Filadelfijoje. Pagrindinis modernios JAV mafijos verslas tapo legalus ir pusiau legalus pilkos zonos kriminalas. Biznis ten būmina, laivybos daug kur Amerikoje legalios, bet tu negali daryti statymų skolon. Čia Amerikos mafija užčiopė rinkos nišą. Mafijos laivybų tarpininkai, bookies, duoda kreditą, tu gali statyti neturėdamas pinigų kišenėje. Viskas daroma per offshore'inius serverius Kostarikoje, tu prisijungi su slaptažodžiu, darai statymus, o jei praloši ir negražini, tada tau paskambina piktas žmogus su tirštu Bruklino akcentu ir informuoja tave, kad dabar tu esi skolingas labai pavojingiams žmonėms ir tau pradeda kapsėti absurdiškos palūkanos. Koza Nostra visada turėjo gerą uoslę pinigams. Ankstyvais 2000-aisiais dereguliavus finansų rinkas, Amerikoje prasidėjo vertybinių popierių bumas. Gangsteriai čia pamatė galimybę. Gaujos infiltravosi į smulkes brokerių kontoras. Jie priversdavo brokerius skambinėti žmonėms ir agresyviai pardavinėti bevertės akcijas, taip dirbtinai sukeliant jų kainą. Kada kaina pasiekdavo piką, mafija greitai išsiparduodavo visas savo akcijas, jų vertės staigiai nukrisdavo, o nuostolį suvalgydavo paprasti investuotojai. Bet Amerikos mafija vis dar išlaiko čiuptuvus tam tikrose lokaliuose statybininkų profesinėse sąjungose. Bet dabar jie neveikia per tiesioginį reketą, jie veikia per išpūstas kainas. Tu nori statyti dangoraižį Manhetene, tau reikės konkrečios įmonės cementui, konkrečios įmonės atliekų išvežimui, konkrečios įmonės pastoliams. Visos šios įmonės priklauso su mafija susijusiems asmenims. Tu tiesiog permoki už paslaugas ir tas antkainis yra tylus mokestis mafijai. Tačiau didžiausia Amerikos mafijos problema šiandien yra ne policija, tai yra demografija. Nebėra tų getų ir marginalizuotų itališkų bendruomenių, kuriuose yra pilna alkanų jaunų vyrų, kuriuos galima būtų įtraukti į nusikalstamumą. Šiandien italai gyvena išsisklaidę po visą Ameriką. Galbūt jie jaučia pasididžiavimą savo kilme, galbūt jie mosuoja itališkomis trispalvėmis, kiekvienai progai pasitaikus, bet jie jau seniai nebemoka itališkai. Visi ryšiai su giminaičiais Italijoje seniausiai nutrūkę. Italų kilmės amerikiečiai 3. ar 4. kartoje yra pilnai integruoti amerikiečiai. Jie eina į koledžus, jie tampa teisininkais, daktarais, IT specialistais. Jaunam išbadėjusiam šketui nebereikia eiti užsidirbinėti pragyvenimui su beisbolo lazda. Jis tiesiog gali eiti kurti verslą ir užsidirbti turtus legaliai, nerizikuodamas gauti 20 metų kalėjimo. Gatvės nusikalstamumą perėmė kitos grupės – Pietų Amerikos MS-13, Rytų Europos kibernetiniai nusikaltėliai, juodaodžių gatvės gaujos. Amerikos mafija tapo senių klubu. Daugelis dabartinių bosų ir kopo režimų yra 70-mečiai ar 80-mečiai netgi, jie vis dar stengiasi palaikyti senas tradicijas, slapta susitikinėja automobilių aikštelėse, sudarinėja susitarimus ir dalinasi uždarbius. Jie gyvena iš senų legacy schemų ir vengia bet kokio viešumo. Sopranai yra serialas būtent apie tai.
apie mafijos saulėlydį. Kada jokių teamsterių, jokių pensijų fondų ir grandiozinių projektų, liko tik kažkokios varkės su viešais pirkimais, finansinės aferos, smulkus vietinis kriminalas, nebėra to senojo glamūro, tos prabangos ir nebaudžiamumo jausmo. Vietoje rūmų Vegase dabar jų laukia apšiuręs, prikytas kambarys pavargusiame striptizo klube New Jersey'e. Su tomis pačiomis senomis kalbomis apie buvusią didybę, viskas, kad tolyn nuvyti vieną vienintelę mintį, kuri kankina visus dabartinius mafijos gangsterius. Ar tai pabaiga? Tai buvo beprotiška kelionė nuo Sicilijos kalnų, Neapolio gatvių ir Kalabrijos paplūdimių. Italijos mafijozai išsivaikščiojo po visą pasaulį ir sukūrė pirmą globalų transnacionalinį kriminalo sindikatą. Šiandien tarptautinis organizuotas nusikalstamumas yra jokia naujiena, bet mafija tai padarė pirmoji. Garbės žmonės pasižiūrėjo į pasaulį ir padarė tą pačią išvadą, kokią padarė Tony Montana Scarface'e. Pasaulis yra tavo. Jie nebijojo teisėsaugos, nepaisė jokių visuomenės normų, jie gyveno pagal savo taisyklės ir drįso atvirai niekinti legalią sistemą. Mafija tapo tokia įtakinga, kad 20-ojo amžiaus viduryje ji netgi tapo tarptautinės politikos dalimi. Buvę piemenys, gatvės banditai ir emigrantai atsirado viename kambaryje su premjerais, prezidentais ir bažnyčios hierarchais. Jie turėjo gerus 100 metų, per kuriuos tapo tokie įtakingi, kad netgi paliko pėdsaką mūsų kultūroje. Mes vis dar neatsivalgome pasakojimo apie gangsterius, mus vis dar traukia slaptas mafijozų gyvenimas ir mes vis dar užsidedam Krikštatėvius, Sopranus ar Scorsesės gangsterių filmą vien tam, kad iš naujo tai galėtume patirti. Senosios mafijos seniai nebėra, bet mes vis dar norime apie ją girdėti. Antiek. Tai buvo stiprus reiškinys pasaulio istorijoje. Netrukus kino teatruose rodys Christopherio Nolano Odisėją. Ir tai privertė mane susimastyti, kodėl šitas pasakojimas mūsų taip nepaleidžia, kodėl mes perdavinėjame jį iš kartos į kartą arti 3000 metų ir kaip su ta Troja, ją iš tikrųjų rado, ar tai tik mitas iš senų padavimų. Todėl tikroji Odisėja, istorija, Trojos karas ir senieji mitai kitą kartą per Armėno radiją. Va jums ištrauka iš šito būsimo epizodo. Ar tai gali būti tai? Senos vaikystės svajonės išsipildymas? Troja. Tikroji Troja iš Homero teksto, ten, kur vyko epiniai mūšiai, kur riedėjo Agamemnono karietos, kur Achilas pats vienas guldė ištisas armijas ir triumfuodamas vilko Hektoro kūną aplink miesto sienas. Šiandien tiek. Iki kito.